Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kartu su partneriais Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos ir valstybės įmonė Registrų centras įgyvendino projektą Muitinės deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu taikant vieno langelio principą elektroninė paslauga, kurio tikslas – sudaryti sąlygas ekonominių operacijų vykdytojams atliekant prekių importo, eksporto ir tranzito formalumus pateikti reikalingą informaciją ir muitinės deklaracijas bei gauti visą susijusią informaciją vienoje vietoje. Vieno langelio informacinė sistema ekonominių operacijų vykdytojams yra pasiekiama naudojantis portalu. Dalis vieno langelio informacinės sistemos teikiamų funkcionalumų yra galimi ir neprisijungusiems naudotojams. Likusiems funkcionalumams yra reikalinga prisijungti prie sistemos. Neprisijungęs vieno langelio informacinės sistemos naudotojas turės galimybę patikrinti Muitinės departamento, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos prašymų, leidimų, licenzijų, sertifikatų ir kitų muitinės formalumams atlikti reikalingų dokumentų galiojimą ar jų statusą. Norint patikrinti su prašymu, leidimu, licencija ar sertifikatu susijusią informaciją, tai reikės nurodyti ieškomo dokumento numerį ir susijusius parametrus. Paieškos rezultatai pateiks bendrinę informaciją, pavyzdžiui, Muitinės departamentui pateiktų prašymų išduoti vieną ar kitą leidimą, galiojimo statusą. Daugiau paslaugų vieno langelio informacinės sistemos naudotojas galės pasiekti tik prisijungęs prie sistemos. Prisijungti prie vieno langelio informacinės sistemos portalo galima dviem būdais. Naudojantis valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos teikiama identifikavimo paslauga arba naudojantis skaitmeniniu naudotojo sertifikatu, sugeneruotu registruojant naudotoją Lietuvos muitinės sistemose. Asmenys prisijungimui naudodami valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos teikiamą identifikavimo paslaugą, bet neturėdami arba nesusieti su EORI kodu, galės naudotis tik keliomis portalo teikiamomis funkcijomis, o asmenys prisijungę naudodami skaitmeninį sertifikatą nesusietą su savo asmens kodu nebus automatiškai identifikuojami kitų institucijų portaluose. Prisijungęs naudotojas galės pateikti muitinės deklaraciją XML formatu. Pasirinkus muitinės procedūrą bei pranešimo tipą bus galima įkelti paruoštą XML formato deklaracijos rinkmeną bei ją pateikti Lietuvos muitiniai. Vieno langelio sistemos naudotojas gali pateikti deklaraciją per muitinės deklaracijų pateikimo portalus ir tokiu būdu pateikti deklaraciją jam įprastu būdu. Portale yra sudaryta galimybė pateikti prašymus šiems Lietuvos muitinės leidimams ir sertifikatams gauti. Ilgalaikis leidimas taikyti supaprastintą importo arba eksporto procedūrą, leidimas steigti muitinės sandėlį arba vykdyti veiklą E-tipo sandėlyje, leidimas naudotis bendrijos arba bendrosios tranzito procedūros atlikimo tvarkos supaprastinimu, naudojantis įgalioto siuntėjo arba įgalioto gavėjo statusu, leidimas steigti laikinojo prekių saugojimo sandėlį, EORI kodo priskirimas, AEO sertifikato suteikimas. Pageidaujant pateikti prašymą, reikės užpildyti pateikiamą prašymo formą. Užpildytą formą bus galima laikinai išsaugoti, patikrinti, ar visi reikiami laukai yra tinkamai užpildyti ir galiausiai pateikti prašymą Lietuvos muitiniai. Prašymą muitinės leidimams ir sertifikatams gauti taip pat bus galima pateikti ir įkeliant bei pateikiant XML formato prašymo rinkmeną. Portale taip pat bus galima patikrinti pateikto prašymo būseną arba jau išduoto leidimo ar sertifikato informaciją. Portale prisijungęs naudotojas taip pat galės matyti su jo atstovaujamų ekonominių operacijų vykdytojų susijusius pranešimus. Portale bus pateikiami naujausi pranešimai bei bus galimybė pagal pasirinktus parametrus surasti visus pageidaujamus pranešimus. Vieno langelio informacinės sistemos portale taip pat bus galima inicijuoti su muitinės formalumais susijusių licencijų ar leidimų užsakymą. Šiuo metu yra sukurtos galimybės be papildomo identifikavimo patekti į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos portalus, bei pateikti prašymus atitinkamiems leidimams, licencijoms ar sertifikatams gauti.
Pateikus prašymą arba jau turint leidimą ar licenciją, bus sudarytos galimybės gauti su atstovaujamu ekonominių operacijų vykdytoju susijusius pranešimus iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, o esant poreikiui ieškoti informacijos susijusios su konkrečios institucijos išduotų leidimu, licencija ar prašymu jiems gauti.